toks skirtumas, mes matot, čia tiesiog man dėl to ir myliu Pauliną ir viskas yra smagu, kad galima būdavo mašinai valgyti šunų ėdalą, tūną. Kur atvarai, Lukai? Į džimą? Nespėjom atvažiuoti į džimą, tai su hamburgeriu. Bet tu atsikask, ragausim. Nukritau maikės jau. Žvaigždė. Bicą rodį. Matai, tu patinki ne vien vyram. Pirmą kartą gaus moterų dėmesio. Peržengiam zoną kažkuria, kur negali paprasti Beach'o ekstasą nusipirkę praėjimą. Nu gerai, vis dėva čia visi, kuris sumokės $7, gali iki čia. Dabar čia jau einam kur giliau. The turtle, the stingray, hey guys, turtle. Okay. No tequila ni cerveza, turtle. Okay, turtle like this. Stingray, okay. Stingray. Shark, tail. Are you okay? Okay, yeah. Didžiausiai masai, tai jinai nerasotų. Vis dėlto vertėjo sumokėti po 3-5 eurus per žmogų, nes patys tikrai nebūtume radę jų. Tik 4 matėm, bet vis tiek, fainai, žiauriai kietas, kaip dideli, ne? Aha, net baisu biškį. Baisu, nepatrobiškus. Nes jie išneria kartais. Nu, plaukia paviršų, neria gilin. Nu, fainai labai. Jo, tai vertas 7 eurų porai. Bet Beach'as tai nekažina. Apie žolės mes ir kaip ir kalbėjom. Tragedija. Nu ką, viskas višliukai pamatyti, važiuojam dabar į Tulumą. Tai šiandien yra vestuvės, tarp kitko, darom Meksikoje, tai varom į Kanan viešbutį, kuris yra Tulume. Tai šiandien vakare vestuvės su šamanė ir tada rytoj vėl išsičekinam ir varom Tulume į kitą viešbutį, į Pablo Escobaro vilą. Ten padės dabar yra viešbutis, tai planas buvo mažiau pabūti Tulumą, bet vien tik dėl to norim pamatyti. Ir paskui jau iš ten varom kur? Į Bakalarą. Ir iš ten važiuosim Bakalarą ir tenais visai tokia ilgesnė kelionė gaunasi, ne? Iš Tulumo jo, gal kokius 2-3 valandų. Tai susitiksime, jau manyčiau, viešbutį pabiškį biskui truputį ruošimės visą. Ir aišku, iš viešbučio pasiėmėm per pusryčius krosaną. Gal nelabai seksiai atrodo, bet... Krosaną, avokadą, kiaušinis ir lašišus, bet kelioniai... Koks nu čia krosaną. O Jėzau, taustas. Bet gerai, tokiais momentais pagelbėt, truputėlį pagai. Aš jau nepykit, jau suvalgiau, neparodžiau, bet tokius 3. Nu ir aišku, Paulina nesakė nieko, bet tyliai pavogė dar išsinešimui 2 desertus, tai tinginys. Čia mes pavadinom, kad tinginys, bet šiaip tai čia kažkoks kaip brownis ir tada karamelė ir šokoladas.
Tai sakyčiau, aš tai atsisakysiu šiandien, gal jau ir to man jau per daug desertų, net kažkaip nors Nu, palsėti. žiauriai gerai. Viskas ištirpę, tas šokoladas. Belė, kad. Skanu? Žiauriai. Kiek balų? 10. Buenas. Hello. ¿cuánto? Hello. 95 gas? Gasoline? ¿Gas? Gas, yeah. Sí. ¿Full? Full. Ok. ¿Magna? Mėlynas. Es premium. Premium. Sí. Premium. Cero. Open. Na, ką žinau kaip, okei. Sakė kažkaip. Nežinau. Kažkaip viduj turi atsidaryti, man atrodo, sakė. Ką žinau, neatsimenu. Na, taip. Ne? Nežinau. Do you know how to open? OMG. Jeigu... Nemačia, ne. Jeigu mašina tokia, tai Žiūrėk, ai ne, ten bagažinė. aš nežinau. Ten tas mygtukas. Va, radau. Aha. Good. This one? Full premium. Okay. Cero. Kuras ten tiek pigus, gaunasi 1 litras. Čia koks euras 20, ne? Euras $20. Doleris 20. Wow. Čia mūsų toks vertimas. Gerai, važiuojam. Žiūrim iš karto, kuriuo kabinetu bus tas yra. Aš net mašinų žodžiu kaip smirda. Tos žolės, ne? Nu, va, ir atvažiavom, įdomiai čia, aišku. Paparį, wow, pažiūrėk, visą. Ok. Svarbiausia, nenuvažiuoti kaip buvo, bet... Kietai, ne? Čia tai buvo viešbutis medyje. O. Ne. Thank you. You're welcome. Gal iš karto paklausim, kur ten bus visas? Yeah. So, let me explain you a little bit of what you're gonna have here. Okay. So, Fine, right here, alright. you have a beach bag with 2 beach towels. You can use it all the time. It's just necessary for you to get it back to the room when you're checking out your key. And right here, you have an espresso machine with 2 capsules for free starting tomorrow. Any additional one has a close for US. Some free. Nu, dar ką tik dabar išėjom iš kambario, einam pažiūrėti, kaip atrodys mūsų vestuvių vieta.
Ką? Thank you. Man atrodo skaniai. Lukas dirba kliento ataskas atrašinėje, vis tiek reikia kažkaip laiko padirbti. Thank you, gracias. Thank you. Enjoy. Jo, greit susirašėm ir varom. Varė fotografę, Paulina. Savo antrąją suknelę, kurią įsigijo. Būtent Meksikai. For the stand, is it possible to go around, no? Let's walk this way. Yeah. There. Okay. We can go around. Nice to meet you. My Nice to name meet you. is Sophia. Lucas, nice to meet you. My pleasure to celebrate your beautiful intention. Thank you. What a beautiful bride. Hold on. Nice to meet you. Okay, you don't want to pass that way, right? You want to pass this way? In the process of manifestation, a river over your sweat. If you have no tears. Ya es hora. Alabama, Arkansas, I do love my mom and pa, not the way that I do love you. Well, holy, me oh my, you're the apple of my eye. Girl, I never loved one like you. Man, oh man, you're my best friend. I scream it too. There's nothing that, there ain't nothing that I need. Well, hot and heavy pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ, ain't nothing please me more than you. Let me go home. Home is wherever I'm with you. Let me go home. Home is wherever I'm with you. Labas rytas, ką tik atsikėlėm po antrųjų vestuvių. Ar jaučiamės labiau mylintis vienas kitą? Nežinau, bet smagiai patirtis, labai to norėjom. Kai tik sugalvojom, kad mes norim tai padaryti, galvojom, kad norim kažkaip daryti taip, kaip mes norim. Ir tokia mintis, kad kelionėje, tos pinigus išleisti ant kelionės, kitos šaliai, kažkur Meksikoje ar ten Afrikoje ir taip ir sustok. Tai įgyveninom tai. Tai Šamane kainavo $665. Fotografai labai nebrangiai sumokėjom, $220. Ir viešbučių mokėjom papildomai dar. Ir viešbučių $100 už tai. Tai patirtis tikrai faina, buvo iš tikrųjų smagu, ten garso jūs negirdėsit, ką ten šnekėjo. Tai iš esmės buvo tas apyrankės davė, tai su kiekviena apyrankė turėjom padaryti 3 mazgus, aš Paulinai, su kiekvienu, ne tai pasakiau gerai. Tai viena apyrankė Paulinai, viena man ir kai Paulinai įrašau, aš turėjau duoti jai 3 pažadus, viduje savo pasižadėti, su kiekvienu mazgu, kurį užrišiu. Ir tada jinai tą patį man padarė ir ten vos negausiu 4 skirtingos stichijos. Tai Skirtingas pasaulio pusės. į visas skirtingas pasaulio pusės. Taip, gaunasi iš jūsų skirtingų pusių aplink tą visą tokį lauželį, kurį ten pastatė. Jo, tai esmė, kad patiko, ten atėjo su savo vyru, jie tokie įdomesni žmonės. Tai patirtis tikrai faina, nežinom, ko tikėtis iš tikrųjų, bet gavosi kaip gavosi. Aišku, buvo visiškai ramu, nebuvo jokio beveik streso, aišku, Paulinai buvo tai, kad sąlygos netinkamos buvo labai plaukam ir pasirašymų ir labai, kad gražiai atrodyti nuotraukose, bet iš tikrųjų pavyko pasidaryti, tai aš... Tu visada grįžus, tai tau ruoštis nereikia, tau lengviau. Man tik maškinas, sekti reikia. Jo, tai iš esmės jokio streso beveik nebuvo, nes vestuvės buvo Lietuvoje labai gražios, taip mes norėjom. Su šeima smagiai ir nuotraukos nerealios ir viskas gavosi tobulai iš tikrųjų, tai dėl to. Tai dėl to čia visai nebuvo jokio streso, buvo tik kaip tik juokinga, smagu ir bus ką prisiminti. O dabar viskas, jau einam valgyt, tai dabar šitam viešbutį mes už nakvynę, aš sumokėjau $308 šią nakvynę, vieną naktį, esam Tulume ir vakar, ką valgiau tą lašišą, tai lašišą kainavo vos ne ten
arti $40, tartaras kainavo beveik 30 ir vandens butelis, kurį matėte irgi ant stalo, jeigu filmavau jį, sumokėjau už vandens butelį, nes pasiūlė vandens, galvau, kad įpils, bet jie atnešė butelį, kuris kainavo $14. Ir dabar irgi varėm susiras kažkur vandens nusipirkti, nes tiek mokėti čia nesąmonė, tai irgi $4 už buteliuką mažą. Tai, kad suprastumėt, mus jau įspėja, kad Tulume kainos yra didelės, tai iš tikrųjų jos jo yra didelės, nes čia dauguma vis tiek amerikiečių, daug kas atvaro tūsint ir vakare varėm, net nežinau, kur eiti pusryčius. Plius šiandien... O aš galvoju, mes ne viršų eina, pabandyti. Jo, bandom viršų. Tai einam ten gal viršų, ne? Nu, jo. Tai einam. Varom. Žodžiu, einam ieškoti pusryčių. Išėjom ką tik iš viešbučio, nes mūsų viešbutyje nelabai ką yra iš ko pasirinkti. Tai yra vos ne pankeikai, tai blineliai, tenais tada su mėsa, viskiausių sumuštiniai, sandvičiai, burgeriai, kulina mėsos nevalgo. Tai varom tiesiog ieškoti kažkur kitur. Šiame miestą, dabar užėjome kažkokias kitą patalpas, kur yra pusryčiai. Gerai atrodo. Nu va, ant kiek fainas restoranas, paprašėm, kad mums tiesiog jokių padažų nieko nedėtų, nes ir su majonezu, su sosu maišo padarė tos taustus ir ten dar ožkos sūrio užtepa, tai tiesiog paprašėm paprasto tausto, avokadą ir viskas. Tai paprašėm, kad mums tiesiog atneštų kiaušinių. Dabar patys susidėjom, tai kaip atrodė pradžioje, čia yra mano porcija, bet 2 taustai, kiaušiniai, susidėsiu druskytę ir visiškai tobulai sveikai. Bet kokie bukai įdomi, ne? Aha, bet skaniai atrodo bukai, labai. Tokie paskrudinta. Nu, atvažiavom iki parduotuvės, varysim dabar prie kažkokių rūmų, pasižiūrėti gražių vaizdų ir nėra niekur bėgu čia valgyti, nes noriu nesąmonę dabar kol kas valgyti. Ir nematom, kas būtų irgi skanu, tai tiesiog aš parduotuvę greitai, kad gaut baltymą, nusipirkau tūno. Tūno ir tortilį. Susuksiu, suvalgysiu ir tada vėliau normaliai galėsiu kažkur prisėsti ir pavalgyti smagiai. Atvažiavom prie senotės, išsimatysim, bet draudžiama filmuoti. Gal su telefoną bandys kažką pafilmuoti, pagaudyti ir įkelsiu į video. Dabar varom pastatysim mašiną. Jo, tai kadangi norim dar GoPro'us pasiimti kamerį, dar papildomai 200 pesų susimokėt, kad tai norime ten vidų viską filmuoti, pirmai dušos ir eisim ten. Okay. Biškai baisiai, tikrai skiri. Neblogas aukštis į šokčiui. Čia dar galima šokti. Aha. Iš tikrųjų šoks ten, kur matau. Kietai. Bet atrodo, kad skridau biškelį, žinau. I'm going in, okay? Yeah. Okay. Atrodo čia.
šikšnosparniai visur. Bandom dviesi. Man tiek buvo smagu ir patiko, kad čionais už 1,5 kilometro yra dar viena senutė. Tai tokia senutė? senutė. Pusė senutės važiuojam. Lukas visas senutės nori aplankyti. Gerai, tai varom dar iššokti mailerį, pažiūrėt, kas negero. Kur tu eini? Kubrėvė. Ir dar akiniuose jei nori. Iš vis toks nieko nepasiėmė ir einam. Štai gal nereikės, ne? Nu gerai, čia gerokai jinai didesnė dabar jau. Gal čia dar vadinasi Grand Sonata. Taip, būtent. Šalta jo, daug šilčiau negu tai. Nu tai man šalta. Nu kaip nori. Vėžliukų neišgąsdink. Oh my god. Grinai. Pastumėm laiko, pakeliavom, varom į Pablo Escobaro vietą. Atvarėm į parduotuvę, užsipirksim truputį maisto kelionę, nes rytoj lauks kelių valandų kelionę. Avocadas. Chili. Čia padažiukai. Mano mėgstamiausias skyrius, aš dievinu dripsnius. Šilokų čia gerai. Per daug. Corn pops šitie tokie geri. Ne. Oh, Lucky Charms čia Amerikoje. Gerai, tai apsipirkome, turime ananasą, 2 avokadai, 4 tūno skardinės, čipsų pokas, 2? Aha.
Čupakas, kas ten avokadai keli. 2 pomidorai, svogūnas, laimas, mangas. Ir dar 2 alaus skardinės kažkokios meiskietiška. 1. A, 1. Ir tai sumokėm 16 eurų. Eurų realiai, nes mes kortelę mokėjau, tai fainai. Ok, yeah. Good. Gerai, paėmė mūsų mašiną pastatyti ir einam aplankyti Escobarą. Nu kaip? Gražu? Fain. Žiūrėk mano statulą. Mr. Lucas, Hello. welcome to Casamarca. Nice to meet you. Oho, net mano vardą pasakė. Fancy. May I have your passport to Yes, take a copy, yes. please? Find the spa. It's located on the 2nd floor. You need to go up the spiral stairs. Okay, We have the spa and the gym, both open from 9 a.m. to 9 p.m. okay, In gym. case you need the gym open early, we can open for you as well. Oh, Okay? wow. Nice. Žiauriai fainai, ne? Žiauriai fainai. It's so pretty. So nice. Would you like that I show you the rest? Žiauriai fainai, labai fainai. Labai fainai, čia iškart taip į beachą. Lova. Kietai. Paveikslai tai tokie, nu, žiūrėjau, fainai. Į namus netiktų tokie. Okay, Mr. Lucas, so we left you here some amenities. Nu, čia nais vestuvės būtų daryti. Fainiau tikrai. Gražiau, ir bišas daug gražesnis. Šiaip ir meninis video. Nežinau. Einam eat. Gerai, turime meniu. Maždaug, kad irgi viskas pesais. Dalint iš 18 kažkur. The Dragon Roll. Yeah. There is like Looks amazing. on top you get mango and also there is also shrimps in the mix. And you get here the sashimi de tuna. Tuna todo. And this is the And pizza, salmon pizza. salmon pizza. It's actually really good. It's amazing. Aziečiai kažkaip daro, taip, tai paėmė. Jos nebūna sulipdytos, man atrodo. Geras, ne? Aha, labai. Ok, tai išleidom 77 eurus, tai skaičiu visai proto ribose, dar vis tiek
Viskas yra mokama už aptarnavimą ir dar tokį visą nežmoniškai gražų vaizdą. Bet dar turime parduotuvėje, ką mes nusipirkom, tai rytojus vis tiek mūsų laukia sunkus kelias, kelių valandų kelias, tai pasiruošime rytoj maisto ir... Tai kad dabar tu viską suvalgysi. Aišku, dabar valgysim. Rytoj. Tai va, susipirkom tūno, nusikrausim tūno ir susimaišysime su daržovėmis. Ir dar kitą dažų darysim guakamolę ir pasidarysim takos. Čia kai vyras padeda, tai aš tik įmusiu vandenį. Ačiū, Pauliukai. Čia kai žmona paprašo padėti pagaminti valgį. Gaminsime kartu vakarienę, tai viskas taip atrodo. Tu taip sakai, tavai pasidarom valgį. Pastovėsiu. Gerai, gal tau paduot kažką? Aš čia pamėsiu tau tūnų dar. Užteks. Nu mano pagalba baigėsi to, kad aš čia jau priguliau. Oi. Vyrai, manau, supras ir moteris. Jo, gal tik ant švietimo parodė, ką padarai. Tunas, pomidoras, svogūnas, avokadas, kalendra ir laimas. Čia viską sumaišysim ir dėsim čia. Ir čia deserčiukas. Numas. Ir pineapple. Dar reikėtų tų pipiriukų ir... Taip, ir biškai druskytės vis dėt. Nes jo ragam buvo atnešę mums paragauti restorane, kai buvom viešbutį pineapple, tai ananasas su druskytės ir truputėlį pipiriuko raudonų. Ir tiek skanu iš tikrųjų buvo. Ai ne, čia kai buvom laive ekskursijai, kai varėm snorklint. Aha, rozumėlį. Gerai, kraunam ir ragaujam. No, you were gonna ask me that. What did you think was going to happen? I didn't know. Nobody's ever let me sit on their lap before. Just say some choice, please. Can you give me some choices? Offices. I really don't want to mess up on this list. Vaizdas ir takos. Ir šios tikrai laimingas dabar. O reikia dar žmūną, aišku. Nieko daugiau netrūksta, ne? Privalgę, po dušo, apsirengiam, eisim out. Į miestą pažiūrėsim, kas čia gal yra netoli šito viešbutuko. Labas rytas, varom pusrytukų valgyti. Jo, labai gražiai. Gražiai. Žiūrėk, Batmanas tiesi. Spūdingai, ne? Jo, pasirodo, čia nes ne bufetas, o reikia užsisakinėti, bet visas įskaičiuota, tai fainai, taip. Bet aišku, bufetas man labiau patinka. Nu, pagaliau jau pilna. Jie nežino, kad sportininkai iš karto galiavinių nevalgo. Reikia pradėti nuo baltymų. Tai baltymai, kiaušinės, dar lašišos papildome paprašiau. Vaisiai, pulinos, mundetas, meksikietiškas. Varysim dabar iki miesto dar, tai nusprendėm iš tikrųjų dar prasidėsti vieną naktį čionai, nes ant tiek čionais patiko iš tikrųjų.
Yep, hello. Good morning. Nu ką, važiuojam dabar į Azulik viešbutį. Ten galima pasiimti kaip dienos pasą, nes jis yra labai gražus, vis apie muziejus, ten džiunglės. Ten yra muziejus. Nu, ten yra muziejus. Ir ten galima nakvoti muziejui. Gerai, jo, važiuosim ten, pasidalinsim su jumis, nes pagal viską ten turėtų būti labai gražu. Taip ir atvažiavome iki Azuliko muziejaus. Tai, oho. Okay, we have two kind of tickets. One is 400 pesos per person to visit the gallery. Close this one. Yeah. Norėjau padaryti video. Really nice. So you can buy your tickets there and then you can come back. Okay. Waiting for you. That are the nets, so you can see them. Yeah. No. Aš taip bijočiau įlūšiu ar tai. Gerai, tai susimokėjome praėjimą, pažiūrėti visą šitą viešbutį ir muziejų, tai žmogų gavosi $34. Ir dar į tai įeina maistas, kažkoks patiekalas vienas, ar tai kažkokia suma, man atrodo, nusiima. Dabar atėjom dar prasėm poro visą tą viešbutį, kaip kambariai atrodo, namukai, tai nu toks jau pagyvenęs. Matot, jau tos durys jau tokios jau
kur lentos net jau lūžinėjęs, kelniai reikia žiūrėti, kur koja dedi. Bet tai kaip matosi, tvarko viską, čia bando. Tai Casa Malca mums labiau patiko, tvarkingiau, gražiau, moderniau. Labai aišku, čia panašus į tą viešbutį, kurią mes pirmam buvom Tulume. Kanan viešbutis, jeigu neparašiau aš. Kanan Tree House. Taip va čia galite irgi pamatyti, kaip atrodo tas ir lentos. Šitokią sumą, kurią mokė. Tai, nu, gal norėtųsi gal gražiau. Nes šią naktis kiek kama? Žiauriai daug, gal nuo 400. Apie 4-500 naktis. Jeigu geras kambarys, tai korštas. Tai buvo didesnis. Nes mes dar buvom svarstėm, gal čia naktį irgi pasiimti. Bet žiūrim, tai visai gal geras sprendimas buvo. Tai aš bent jau asmeniškai labai patenkinęs Casa Malca. Ir jis neperbildytas ir, kaip ir minėjau, sutvarkyta. Labai aišku, čia visur tai labai gražu, bent jau kokių nuotraukų padaryti. Arba čia restoraną, jei kas nori, gali ateit pavalgyti. Tai pasižiūrėti, pavaikščioti. Kai mes atėjom porai valandų, tai smagu. Okay. Kažkur čia dar. Jo, tai va, tas day passas mums ir kainavo dar su maistu, kur minėjau, įeina suma po $3-6, tai mums realiai gavosi vos net tie keli smūviai ir du patiekalai ir manau visai pilnai užtenka. Daug rank. Nu čia tai fainai. Dabar sustom dar Starbucks'e, kavytės. Važiuodami iš Azulika sustom, išgeriam kokosą, dar sustom į Starbucks'e, pasiėmėm amerikano su ledukais, su blendino, tai amerikano frappuccino gavusi. Frappe. Tai tiesiog su blendinti ledukais su kava ir dar nusipirkom, bet 7-Eleven sustojom, proteiną radom kažkokį vanilės skono, tiesiog proteinas 15 gramų per porciją, cukraus nėra. Tai taip mėgstam irgi kelionėje fainai pasidaryti karštom dienom. Tai tiesiog juoda kava su ledukais ir proteino sipilt. Čia gerai atrodo. Pasirodo, yra džimas kažkoks Jungle Tulum Gym. Varom pasižiūrėti, jis dirba iki 5, dabar yra po 4:20. Bet pažiūrėsim, gal ten kažkaip smagus džimas, gerą, greitą workoutą, full body pasidaryti. Kur atvarei, Lukai? Į džimą? Nespėjom atvažiuoti į džimą, tai su hamburgeriu. Burgerių ir? Burgerių ir picos. Vis dėlto įsinešimų pasiimsim ir važiuosim, turi beičio valgyti. Štai gerai? Aliejaus tau pripylė. Kad sočiau būtų. Nu va, grįžom namučio. Aš aišku paprašiau su dvigubą mėsą, dar papildomai kiaušinius atidėtų. Čia tavo. Jo, bet papildomas egg yra, jo. Pre-workout meal ir čia after. Pre-workout. What? Looks like we kicked it. I miss the old Dr. Mifflin. Too much change is not a good thing. That's the climate. I don't want to appear ungrateful for everything Saber's doing for us. Nu, atėjom į džimuką. Greitą pampą po burgerių. Ir dar pizza laukia, bet šitoks visai fainas. Mūsų viešbutį, Casa Malcai, pas Escobarą džimas. Visai prabangiai, čia žiūrų sportavo, bet mėgo kojas matosi.
2 kojų treniruokliai, dviratis. Ir tada turim tik Smithą ir turim šitas šūdiną Cross'o treniruoklių, kur yra jisai per trumpas, šitas Kliba, toksai iš pigesnių variantų. Bet, kai yra Cross'as, realiai galim viską pasidaryti, ką reikia. Tai va, tricepsai, rankos, bicepsai, traukas galiu pasidaryti, atsisėdęs galiu trauką pasidaryti, tada keli tie pasirinkimai ir blynų, visą irgi, manau, čia iki 100 kg galiu dar pasikrauti, padaryti kažkiek nugaros ir kojų, tai rytoj kojas, padarysim šiandien, padarysiu viršutinę visą kūno dalį, nes jau rytoj viskas išvažiuosim iš čia ir daug valandų kelyje bus. Dar kažkiek skyla kojas, patiek maisto. Nu ką dar? Gerai, teik, pafilmuoti. Taip. Gerai, kadangi čia Smithas yra neprastai, nes matot, aukštis yra labai žemas. Tai gausias, jeigu aš noriu daryti, iškart man čia pasidės. Aš noriu maksimaliai stiek iš ten, kad vadinasi pradeda būtų nugaros. Tai konstravau savo dėžutės, svarbiausia, kad ją neįlūžti. Ką tik padariau sėdus be jos, tai nesąmonę daryti. Vos ne vien trapecija gaunasi, darau vos ne taip, nes negaliu pasirengti, nes jau čia pasideda. Tai bandom. Gal atlaikys. Nes va, aš tik dabar jau nusileidžiu, viskas netgi čia stovi, tiesiog. Bet geriau jau negu nieko. Tu per vidurį ir iš šonų, be aš. Vos aukščiau rankas. Labas rytas, paskutinė naktis Kasamalkoje, Escobaro namuose. Jo, tai viskas varom į džimą, dabar yra 6:30, tai 7 su ryto, planavom biškelį anksčiau, bet kol susitvarkėm, susidėm lagaminą, viską pasirašėm, nes dabar pasportuom, palgom pusryčius ir viskas, sėdam mašiną ir važiuosime kiek 3 valandas, jo? Jo, apie 3 valandas kelio. O vakar pica po sporto, kai grįžom, tai dėja nesuvalgyti liko. Ties pasakius, net kažkaip net nesinorėjo. Tai nieko, bus kelyje Paulinai. Ir man. Taip, ir man. Gerai, varom greitą workoutų, dabar aš truputėlį daug kojų padarysiu, vakar aš ten visko nesidalinau su jumis, greit padarom treniruotę ir pabėgom. Ir dabar kojas ir lėksim valgyti. Nieko nėra? Nu, einam pusryčių ir buvau kaip tik vakar tualete čianai. Tai antiek dizainas fainas, šuniukas. Dabar pažiūrėkite, kaip esu aš graikų mitologijos fanas, tai Sidonas paveikslas. Vos ne čia, aišku, tamsu, bet turim čia paveikslą. Čia moteris, vyrų. Labai spinėjai grauna. Kamerą buvau pamiršęs žymę, tai grįžau paėmęs. Taip, supratau. Dar tualetą aprodžiau. Paėmiau bulgučių. Dar tualetą aprodžiau, nežinau ar įdomu, bet kietas dizainas. O, gerai. Laukiam kiaušinukų. Gerai, tai šį kartą pavyko paprašyti sveikiau, nes tada man buvo žiauriai daug sūrio pridėta ir padažų. Dabar prašiau tiesiog, kad jie nesivargintų, nereikėtų jums gaminti nieko, tiesiog paėmiau paprastą taustą ir avokado ir viskas. Tam, kad jiems palengvinti darbą, kad nereikėtų čia irgi gaminti maistą, nes čia reikia užsiskėtos pusryčius. Ir aišku, paprašiau irgi, nereikia kompletų, kiaušinių, nieko, tiesiog išvirtų kiaušinių atneškit ir viskas.
Tai atneša man kiaušinius, jie iš karto buvo iš puodo įdėti, net man buvo paliesti su pirštais jų, ant kiek karšti buvo, tai prašiau, kad pats nuėjau į tualetą, galau užsipilsiu šalto vandens, kad jie atvėstų, nes aš bent jau kaip mama mane mokino ir suprantu, kai išverda kiaušiniai, įdėti į šaltą vandenį, palaukia, kai čia atvėsta, galim greičiau valgyti. Ir jo, nešiau tualetą, iš manęs atėmė ir sako, mes atvėsinsim ir jie atnešė tiesiog man taip, pridėjo ledukų ir taip. Nu, visai gal ir gražiai atrodo. Tai paėmiau tiesiog jo 8 kiaušiniai, taustas ir Paulina turi kaip ir vakar meksikietišką 3 kiaušiniai su daržovėm. Jo, nu tai visai taip įdomus toks pusrytukas mano. Nu ką, viskas, susirašėm, laukia mūsų 3 valandų kelias iki Bakalaro. Rais bus 7 spalvų ežeras, kurį norime aplankyti, ten atvažiuosim, aplankysim, pasimaudysim, pažiūrėsim ir vėl ryte gersimės ir važiuosime į kitą šalį. Tai su automobiliu planas yra, sakė, nieko tokio, galima drąsiai kirsti sieną, tiesiog važiuoti. Varysim į Belizo, Belizas kas? Ne, mes nekirsim sieną su mašina, mes atvažiuosim į kitą miestą šalia Bakalaro. Ir ten paliksim mašiną ir tada su keltu kelsimės į Belizą. Nu tai teoriškai vis tiek kirsim sieną. Jo, bet nes mašiną. Nes mašiną, jo, su keltu. Nu tai va, tai bus jau varim į Belizą, nes tenais yra labai gražus pavadinimas pasaulis, žuvys, nardymai. Ir dar tada tas kažkoks deep hole kažkoks, ne? Blue Hole. Blue Hole. Tai čia antras pasaulyje didžiausias koralinis rifas yra Belize. Jau nuvažiavam beveik 100 km ir dar nei vienos degalinės, o kelias vis laiką tai toksai. Tiesiog vienas toks ženklas ir kelios mašinos, tai va taip įdomi, gerai, kad užsipėlėm kuro, bet jo, tai dar kažkoks, jeigu pamatysim, nufilmuosim ženklas, kad kažkokios pumos gali iškėti. Pamatėm kokosų kelyje, esam nežinia kur, dar ne vienos degalinės, 100 km nuvažiavom, einam, pabandysim nusipirkti kokosų. Čia gal turėtų nebrangiai būti. Kas yra? Vadžiuosi ne iš viso. O jėgu. O tu čia yra kokosų? Hola, Coco. Coconut, yeah. How much? ¿Ya cómo son? How much? Money, how much coconut? 60. Sí, sí. Okay. 2. Vandens gal pasiėmam dar? Ne, tai gal kitas. Kodėl? Tai čia yra. Da. Da. Šiam peso, tai čia dalin dar iš 18 ir gausi dolerius. Tai. O pavyzdžiui, mieste Tulume tai už vieną 6 ir tai 8 baksai. Tai nėra kalėjimų, kur čia mes nežinia, kur sustojom. Nu kaip, pargauk. Tuo. Labai geras. Geras? Matau. Paragauk šitą. Dar iš šaldytuvo, šaltas geras. Tavo geresnis. Rimtai? Šaltesnis, no. Gerai, atsimenat, kai mes vakar pizzą nusipirkom ir jos nesuvalgėm, mes kažkaip miego nenorėjom, kad miego kokybė nesuprastėtų. Tai mes tą pizzą pasiėmėm šiandien į kelionę. Ir pasiėmėm vakar margaritą. Aišku, čia kas apačiu. Daras nežiūrėjai. Nuo burgerio liko jalapenų, dar turėjom svogūną, tai uždėjom. Jo, tai paspėsim svogūną, jalapenų, dar tada turim tūno, kur aš pirkau tada, jeigu atsimenu, prieš 2 dienas, kur atrodo kaip šunų ėdalas. O skonis irgi toks, ar ne? Ne, aš visai gerai. Tai vis tiek svarbiausia, kaip aš ir minėjau, po kiekvienų valgymų gauti baltymų. Tai uždėsim biškį baltymą ir bus valgymas kelionės metu. Va, žiūrėkit, ženklas kažkokius... Tau duot ar?
Bet tu atsikąsim, gausim. Nukrito maikės jau. Mano maikės tiesiog. Kuri per mažai jau. Nu kaip? Skanu, labai gerai. Dar man praėjo. Visiausia buvo, ar ta pizza švis dar gera, bet... Pagal skonį atrodo, kad gera. Skanu. 4 days ago, luxury, ten... all inclusive. 4 days later. Šunų maistą. Kaip sakoma, vienur daugiau išleidžiam, kitur pataupom ir gaunasi vidurkis, balansas. Mes sustojam dar kelyje. Ką? Nu tai įmam 3 ar 4. Gerai. Žiauriai saldus, ar ne? Aš turiu tik 500. Tai gal turės gražus? Marketingas veikia mus lengvai. Važiuojam toliau. Šiukšlyną reikia išsimest kažkur. Reikia išsimest, bet tai išsimesim kažkur šiandien nieko. Čia šiaip šiukšlynas. Dabar aš tu netilpsiu, kur atsisėjęs. Čia gero? Nu, beveik atvažiavom, liko 16 minučių kelio. Dabar esam kaip ir beveik prie to ežero. Bet čia kažkoks bendras bičas gal. Kelionės tikslas yra dešinėje. Čia važiuot. Rodo, kad tu plačia šitie namukai. Ja, va, Playa Laguna. Do you have maybe for a night stay over? Ay, no hablo inglés. No. Hotel? Ajá, sí hay. For one night? Una noche, sí, están 2,000 pesos. How much? 2,000 pesos. Es que... 2,000? Ajá, 2,000. Maybe can you show the room? Can we look? Wi-Fi. Sí? Yeah. Aš irgi moku. Panuolis. Nu, fainai. Tai čia $8 dolerių gaunasi, ne? Gal. Tai išvers vištukas. Pesų tai neturiu. Ką aš žinau, šiaip tai normaliai, ne? Es que aquí inside. Nu, įmam. $8. Išsigandau savęs veidrodį. Espera, rica. Man tai patinka. $1? ¿Vale? $? No, solamente Bueno, ahorita le pregunta al señor. Ok. Jaučiu liekama, ne? Ja, liekama. Visai fainai. Sutikom sumokėti, tai iš viso gavosi sumokė $110. Tai, nu, žiauriai fainai, bet tą bookingį radom. Sumokėjom tiesiams kešų, namuką, va tokį gausim, kur ką matėt. Įeina, va, parkingas, gaunam kajaką, plaukiat vandenį, gultą savo ir pusį čia darys, skaičiuoti, kur atneša į kambarį. Tai, nu, fainai, čia prie pat visiškai va ant kranto. Ir tik $80, nu, sumokė $110. Ir dar vandens mosas, ir vandens mosą galima pasimti irgi $110. Tai aš galvoju,
Gal, bet sakė, šiandien negalima rytoj. O mes rytoj planas buvo apie 9 ryto išvažiuoti, nes kelsime su keltu į kitą miestą, į kitą šalį, Belizą. Tai laukia irgi nuotykiai rytoj, tai reikės nuspręsti, bet aš bandysiu. Dar turim pasižiūrėti, ar keltas yra, ar vietų, dar nieko nesusižiūrėjo. Bet koks skirtumas, mes matot, čia tiesiog man dėl to ir myliu Pauliną ir viskas yra smagu, kad galima būdavo mašinai valgyti šunų ėdalą, tūną. Ir nesukti galvos, kur miegoti, tiesiog ką susiradam, kas faina ten ir miegam, arba patinka, nepatinka. Buvo planas važiuoti ten, patinka, liekam, nepatinka, varom kitur ieškoti. Tai žodžiu, bet aš bandysiu ją įkalbėti rytoj, galbūt vandens mosku važinėti. Tai gal nebus kada? Tai gal ir anksti ryte, prieš pusryčius kardio. Gerai, varome savo, jo? Varom pasisiot, daiktų nesinešam ir išsimadom ir tada viską susinešim. Stem daiktas ir varom maudytis.